Labadiena, mėly laikraštis Elektrėnų kronika skaitytojai, žiūrovai. Šiandien aš lankausi Elektrėnų meno mokykloje ir kartu sėdžiu šalia meno mokyklos direktorius Ievos Tijūnėlienės. Taip, teisingai, labadiena. Ir sukirčiavau teisingai? Taip, teisingai, Tijūnėlienė. Malonu ir ačiū labai už šiltą priėmimą. Šiandien kaip tik už lango matom baltą žiemą pagaliau. Taip, tikrai šiandien lyg atrodo mūsų susitikimas palydėtas kažkokiu tokiu gamtišku gražiu reiškiniu, tokiu šviežiu baltumu. Tai tikiuosi, kad ir mūsų šitas pokalbis toksai bus skaidrus, šviesus, maloniai nuteikiantis. Aš tikiuosi ir bendradarbiausime daug dar metų. Žiūrint į jūs labai yra tokia jaučiasi šilta, šviesi energija iš jūsų spinduliuoja. Tai turbūt įtariu, kad jau ir mokytojai, darbuotojai spėjo jau su jumis susidraugauti netgi. Nežinau, tikriausiai reikėtų jų pačių pirmiausia paklausti, bet aš galvoju, kad toksai draugiškas, pozityvus ryšys mokykloje yra pagrindas, kaip gyvėjo. Manau, kad čia nebūtinai mokykloje, čia turbūt apie kiekvieną organizaciją, jeigu kalbėtume, tai galima būtų išskirti šitą dalyką, nes kasgi mus jungia? Žmogiškumas, žmogiškas ryšys, pirmiausia jis. Tokie nustabūs žodžiai. Smagu. Pagal profesiją esate smuikininkė. Taip, čia turėčiau įnešti šiokią tokią korekciją. Esu smuiko mokytoja, bet šiaip esu profesionali alto atlikėja. Tai abu instrumentus, tiek smuiką, tiek altą valdau neblogai, bet mokykloje dirbu kaip pedagoginį darbą, dirbu su pradedančiaisiais smuikininkais. Taip. Kiek klasėje pas jūs yra, kurie mokosi smuiku groti? Tai šiuo metu turiu pasakyti, kad Elektrėnų meno mokykloje dirbu tik administracinį darbą, vadovauju, o Trakų meno mokykloje dirbu kaip mokytoja, kaip smuiko mokytoja. Tai šiuo metu turiu 4 mokinius. Vis dėlto mokote smuikavimo. Taip. Ir vis dėlto meniškos sielos žmogus esate. Ir dirbti administracinį darbą, tokį biurokratinį, vis tiek reikalauja tam tikro dėmesio, skaičiukų ir kitų ūkinių dalykų ir panašiai. Kaip susigroja šitie dalykai? Kaip sekasi? Tai geras klausimas. Iš tiesų, mano ta tokia administracinė veikla, jinai lydėjo visą paskutinį turbūt gal 10 metų, gal net šiek tiek ir daugiau mano tą profesinį kelią, nes turiu patirties, esu dirbusi ir Trakų rajono savivaldybės administracijoje, kuravau kultūros sritį, tai iš tiesų man nėra svetimi šitie darbai. Mokykloje esu dirbus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tai visada greta to pedagoginio ir kūrybinio darbo visuomet kažkokia darbo dalis buvo administraciniai darbai, tai man tai nėra svetima ir aš manau, kad kaip tik labai netgi ir patogu ir kūrybiškai žiūrėti ir į administracinį darbą, nes tarp daugybės dokumentų, tvarkų, taisyklių ir įsakymų kūrybiškas požiūris visada labai padeda. Tai padeda. Aš atsimenu 2018 metai, kai buvo pasaulinė ekonomikos krizė ir verslai išliko tik tie, kurie pažiūrėjo viską kūrybiškai. Ir prašau. Tai galimai čia irgi yra mano toksai labiau privalumas. Taip. Taigi, kaip apibūdintumėte pirmosius vadovavimo metus Elektrėnų meno mokykloje? Labai geras klausimas. Turbūt galėčiau pasakyti, kad šitie metai buvo labai turtingi, labai spalvingi, labai sodrus ir greiti. Toks jausmas vidinis turbūt, kad esi tokiame įvykių sūkuryje, kada vienas po kito kažkokie nauji įvykiai, nauji žmonės supa ir įsuka. Bet natūralu, todėl kad darbo pradžia naujoj pozicijoje aš buvau tam pasiruošus. Įėjus į mokyklą jaučiasi, kad atmosfera tokia gan yra ramiai, jauki ir apačioje mane pasitiko darbuotoja viena, iš karto pavardę kreipėsi pono Šarkinskai, pas ką čia jūs atėjote. Ir panašiai sakau, pas jūsų naują vadovę. Oi, kokia jinai šauni iš karto. O, kaip smagu girdėti, galvoju. Tai džiaugiuosi, kad ta atmosfera yra tikrai išties labai gera. Gerai man girdėti. Linkėjimai direktorius jums. Taigi, o su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte pradėjus vadovauti?
Na, čia gal reiktų kalbėti apie tai, kad vadovo pozicija iš tiesų nuoseklus žingsnis buvo mano karjeroj, nes 20 metų aš dirbau mokykloje kaip mokytoja. Per tuos metus tikrai išbandžiau įvairias mokytojo darbo veiklos sritis. Nuo pamokų, metodinių įvairiausių veiklų, iki vadovavimo projektams, iki metodinių pranešimų skaitimo, seminarų organizavimo, esu išleidusi 3 mokomasias knygas, jas pristatinėjau visoje Lietuvoje. Žodžiu, na, ta mano tokia kaip mokytojos veikla tikrai neapsiribojo vien tik tai darbų klasėje. Tuo pat metu paraleliai aš mokiausi. Esu įgijusi ir viešo administravimo magistro laipsnį, vėliau vadybos magistro laipsnį. Tai ir dirbau administracinį darbą paraleliai dėstydama ir mokydama. Tai manau, kad šita patirtis, jinai tiesiog natūralus žingsnis. Ar buvo iššūkių? Aš gal labiau sakyčiau, kad ne iššūkiai, o naujos patirtis. Naujos profesinės patirtis, kažkokie tai nauji patyrimai ir svarbiausia labai daug naujų žmonių. Ir man atrodo, kad visam komplekse labai gražiai mane augino per šitos metus ir kaip žmogų, ir kaip profesionalą. Ir tikrai šiandien galiu pasakyti, kad kolektyvas, į kurį atėjau, yra nepaprastai brandus, nepaprastai susitelkęs ir aš esu labai laiminga, kad jie mane priėmė, nes esu žmogus iš šalies. Nesu turėjusi jokių anksčiau ryšių su šita mokykla ir galvoju, kad per metus, na, tapti bendruomenės dalimi yra ganėtinai trumpas laikas, bet aš tą dalimi jau jaučiuosi. Tikiuosi, kad mano kolektyvas irgi taip pat jaučiasi. Jau dabar nebe iš šalies, o jau jų šalyje. Taip, galime ir taip sakyti. Paminėjote naujų žmonių. Tai kas tie nauji žmonės, kokius ryčių čia yra mokytojų. Tai kartu ir jūs naujas žmogus esate, aišku, ir kokiuose srityse dirba tie nauji žmonės. Tai jeigu kalbėti apie mano pažintį su naujais žmonėmis, tai aš turėjau mintyje kalbėdama, kad iš tiesų Elektrėnuose nepažinau nieko. Nei mokytojų, nei politikų, nei įstaigų vadovų. Tai per šituos metus, na, teko su jais visais susipažinti. O jeigu kalbėtume apie mokyklą, tai iš tiesų mokykloje juntamas yra toksai gana ryškus atsinaujinimas kolektyvo, nes šiuo metu pas mus dirba daugiau kaip 12 mokytojų, kurių darbo patirtis yra labai maža, arba jie visai tos patirties. 12 naujų, jūs 13. Galima ir taip sakyti. Na tai žodžiu, tie jauni žmonės tikrai kai kurie įsilieja prieš porą metų, kai kurie dirba 3 metus, kažkas pradėjo šiemet, bet tikrai, na, jeigu žvelgiant į Lietuvos bendrą kontekstą, Lietuvoje kaip tik bendro ugdymo mokyklos ir kitos mokyklos skundžiasi, kad kolektyvai sensta, arba didžiąją dalį kolektyvų sudaro brandūs mokytojai, kurie yra arti pensinio amžiaus. Tai Elektrėnų meno mokykloje šiuo metu mes galime pasidžiaugti, mes čia kažkaip su pavaduotoja skaičiavom, kad mūsų amžiaus vidurkis mokytojų yra apie 40 metų. Oi, kaip smagu. Ir žinau priežastį, greičiausiai dėl to, kad Elektrėnai labai geografiškai įsitaisęs miestas tarp Kauno ir Vilniaus. Kaip patogu atvažiuoti? Taip, arti. Iš tiesų, jūs esate teisus, viena iš tų aplinkybių, kuri ir leidžia mums pritraukti turbūt tos jaunus mokytojus, tai yra lokacija. Mes tikrai esam gana patogioje vietoje, nes turime mokytojų, kurie važinėja pas mus ir iš Vilniaus, ir iš Kauno. Na kągi, būsimi mokytojai, mėly studentai, turėkite omenyje, ateityje rinkitės ir Elektrėnus. Norėjau paklausti, ar yra kažkokie jau pagrindiniai štrichai, prioritetai numatyti ugdymo programoje iš jūsų pačios programos, kažkokios strateginės? Ačiū už klausimą. Iš tiesų, man atrodo, kad visuomenėje dažnai yra toksai lūkestis naujam atėjusiam vadovui, kad štai ateis jaunas perspektyvus žmogus ir mes staiga pamatysime įgyvendinamus pokyčius, įgyvendinamas reformas ir kažkokias naujienas.
Tai aš manau, kad iš karto to padaryti tiesiog neįmanoma ir net nereikėtų to daryti, nes mano tikslas pirmiausia buvo per pirmuosius metus labai gerai pajausti, kaip funkcionuoja mokykla kaip mechanizmas, kaip vyksta kasdieniai procesai, kur yra mokyklos stiprybės, kurios sritis reikalauja tam tikro pasitempimo arba galbūt kažkokių procesų patobulinimo. Kokia kultūra yra mokykloje, kaip bendradarbiauja mokytojai, kaip jie bendrauja tarpusavyje. Tai štai tokį pagrindinį savo tikslą aš kėliau pirmiesiems metams, tiesiog pamatyti iš šalies truputėlį tokių objektyvių žvilgsnių, įvertinti, nes man tai padaryti yra gana nesudėtinga, nes aš, kaip ir anksčiau minėjau, neturiu jokių iš ankstesnių kažkokių patirčių, sąsajų profesinių, nei su kolektyvu, nei su aplinka. Tai va tokių truputėlį žvilgsnių iš šalies, o taip pat ir būnant jau viduje mokyklos, pastebėti tas stiprybės ir silpnybės ir tada nuo to atsispiriant pradėti gyvendinti kažkokius naujus dalykus. Bet naujienų tikrai yra ir mes šiemet rudenį pradėjome vykdyti teatro ugdymo programą, kas yra tikrai toksai naujas, šviežias, toksai gūsis, gal taip galėčiau išsireikšti Elektrėnų meno mokykloje. Ir šiuo metu bandome, žiūrime, kaipgi šita meno sritis, ar jinai patiks elektrėniečiams. Ir dedu daug vilčių ir lūkesčių, kad tikrai teatras prigis, nes aš tiesiog teatrą matau daug plačiau negu vien tik tai kaip meno tokią sritį. Aš galvoju, kad dabar mes tikrai labai norime, kad vaikai gražiai sklandžiai kalbėtų, kad jie mokėtų reikšti savo mintis, kad būtų drąsūs prieš publiką, nesvarbu, kur ta publika yra, ar scenoje, ar gyvenime, kad jie gebėtų atsipalaiduoti ir valdytų savo kūną, nesgi teatre kas yra svarbiausias instrumentas - kūnas, emocijos, išraiška. Tai yra daug platesni dalykai, negu vien tik tai kažkoks etiudas ar padeklamuotas eilėraštis ar suvaidintas spektaklis. Tai labai kviečiu visus norinčius prisijungti prie teatro ugdymo programos ir beje turiu pasakyti, kad šią programą mūsų mokykloje veda šauni, charizmatiška teatro aktorė ir mokytoja Asta Baukutė. Tai yra dar viena priežastis, kodėl jūs turėtumėte ateiti į Elektrėnų meno mokyklą. Kokios pagrindinės jūsų vizijos Elektrėnų mokykloje per artimiausius 3-5 gal metus, ar yra į priekį? Žinoma, pirmas darbas, kurį man atėjus į vadovo poziciją teko padaryti, tai parengti naują strateginį planą. Kaip žinia, planas planu, bet aš visą laiką mėgstu daryti darbus ne dėl varnelės. Todėl mes tikrai labai su mokytojais, nors ir tokiam labai ankstyvam mano vadovavimo laikotarpį, bandėm pagalvoti, kokią mes mokyklą matytume ir kokią ją norėtume, kokią ją norėtume pamatyti ir po kelerių metų, va taip kaip jūs sakėt. Tai visi susitarėm, kad Elektrėnų meno mokykla dabar ir ateityje bus ta mokykla, kurioje visiems gera mokytis, kurti ir augti. Ir šitoje vizijoje yra užkoduoti 3 labai svarbus žodžiai – mokytis, kurti ir augti. Nes mokomės mokykloje visi, ne tik mokiniai. Mokomės ir mes, ir vadovai, mokosi ir mokytojai, mokosi ir tėveliai. Mes visi čia kūrėme. Kartais rašant įsakymą taip pat reikia tam tikrų kūrybinių gebėjimų. Kūrėme visi kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo to, ar instrumentu muzikuojame, ar tapome, ar atliekame kažkokį teatro etiudą. Ir taip pat visi augame. Ir augame ne tik tai, turiu minty, fizinę prasme, kad vaikai auga, bet mes visi augame ir bręstame kaip asmenybės. Tai būtent tokią Elektrėnų meno mokyklą ir norime visi matyti. Vis tiek gyvenime būna tokių dalykų, kad mokytojas kažkur pavargsta, kažkas asmeniniame gyvenime vyksta. Ir kaip čia vyksta ta pagalba kažkokia yra suteikiama tam pokalbėms kažkokiems atskiriems ir panašiai, kaip padėti mokyti. Na, žinot, aš savo kolegoms sakau, į mano kabineto durys jums yra visada atidarytos. Nesvarbu kokiu klausimu, ar asmeniniu, ar dalykiniu, ar tiesiog pasitarti, užbėgti. Tai kiek galėdama, remdamasi savo profesinį ir asmeninę patirtimį, esu pasiruošusi visiems padėti. Kiek yra pasiruošę mokytojai būti labai atviri ir aptarinėti su manimi savo kažkokius asmeninius išgyvenimus, tai man sunku pasakyti.
Bet jeigu kalbant apie profesinę pagalbą, tai šiais metais tikrai mes inicijavome, tiesiog čia jau buvo mano pačios iniciatyva, organizuoti tą profesinę pagalbą pradedantiesiems mokytojams. Prieš tai sakiau, kad nuo rugsėjo mūsų mokykloje tikrai yra gausus būrys jaunų žmonių, kurie yra su dideliu entuziazmu, su didelė motyvacija pasiruošę įsitraukti į tą mūsų pedagoginį būrį. Bet yra vienas momentas, jiems stinga dalykinės patirties. Ir taip jau nutiko, kad tokio didžio mokyklose kaip mūsų paprastai būna vienas mušamųjų mokytas, vienas saksofono mokytas, 2 arba 1 gitaros mokytas ir taip toliau. Ir žinoma, kad padėti žmonėms suprasti, kaip veikia mokykla, kokius mes teisės aktus turim, kuo remiamės, mes galim pasitelkdami savo pačių mokytojus, bet štai dalykininkų neturim. Ir šitoj vietoj aš subūriau 6 Lietuvos meno ir muzikos mokyklas, pasitarusi su vadovais, ir spalio mėnesį mes pradėjome mentorystės projektą AUK, kuris yra nukreiptas į mūsų pradedančiuosius mokytojus, ir visus šiuos mokslo metus jie gavę po mokytoją mentorių, mokytoją meistrą, kurie yra savo dalyko, labai įgudę profesionalai ir patyrę žmonės. Jie bus lydimi, kuruojami, vedami įvairiais klausimais. Susitiks, stebės atviras pamokas, mentoriai stebės jų pamokos, konsultuos, reflektuos, žodžiu, dalinsis įvairiom patirtim visais įmanomais formatais ir visus metus, žodžiu, dirbs va tokios gražios mentoriaus ir ugdomojo poros. Fantastiška. Jau noriu dirbti. Kviečiam. Asta jau užėmė vietą. Na, ką padarysi, jeigu mums seksis ir teatras gyvuos, tai gal ir bus toliau galimybių bendradarbiauti. Bendradarbiausime kiti. Paminėjote ne vieną mokytoją skirtingais instrumentais, tai čia turbūt galėtų gautis ir kažkokia gera muzikos grupė. Mokytojai sueina. Geras pastebėjimas. Iš tiesų, šiokią tokią nedidelę grupę mes turime. Elektrėnų meno mokykloje yra labai šaunūs vyrukai, kurie susibūrė į tokią nedidelę džiazo grupę, ir mušamųjų mokytojas Mindaugas, saksofono mokytojas David ir gitaros mokytojas Tomas. Jie labai gražiai kartu pamuzikuoja ir esant reikalui tikrai atstovauja ir Elektrėnų meno mokyklą, ir tikiuosi, kad jau esate jos matę ir įvairiuose kitų įstaigų renginiuose. Taip kad tam tikrų momentų apie tas grupės tai tikrai mūsų mokykloje šiokių tokių minčių ir jau net virtusių į praktiką yra, kaip bus ateityje, kas ten žino. Jūsų mokykloje mokosi ir turintys specialių poreikių vaikai. Taip. Kaip čia sekasi su jais dirbti? Iš tiesų, šie metai, tokie gal išskirtinesni šitoje srityje, nes jau pavasarį atėjo į mano kabinetą kelios mamos, kurios atstovauja vaikų su specialiaisiais poreikiais asociaciją Elektrėnuose, ir mes labai daug diskutavom apie tai, kaip galėtų vaikai su specialiaisiais poreikiais integruotis į meno mokyklos veiklas, kaip jie galėtų pagal kokias ugdymo programas mokytis. Ir iš tiesų, manau, kad tai yra didžiulis iššūkis mūsų mokyklai, nes patirties tokios mes turime tikrai labai nedaug, arba visai jos neturime. Taip, mokytojai teoriškai yra pasiruošę, bet dirbti praktikoje yra visai kas kita, nes kiekvienas vaikas yra individualus atvejis. Bet šiemet mes išdrįsome, pabandėme, ir yra tikrai keletas vaikučių, kurie individualiai mokosi pagal fortepijono ugdymo programą. Aš esu labai dėkinga mamoms, nes jos nepaprastai geranoriškai, nepaprastai su dideliu tokiu rūpesčiu ir dėkingumu ateina ir pamokose būna ir reaguoja į mokytojų komentarus. Taip kad visi susitelkę bandome šitą naują tokią ugdymo kaip ir sritį. Žiūrėsime, kas iš to išeis. Stengsimės, žinoma, įgyti daugiau patirties, bendradarbiauti, nes turbūt ateityje mums teks vis labiau ir labiau pasinerti į šitą ugdymo sritį. Aišku. Na ir pabaigai, ką norėtumėt pasakyti, ko aš nepaklausiu? Aš pabaigai norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad aš esu nepaprastai dėkinga ir likimui turbūt, ir susikloščiusiai situacijai,
kuri mane atvedė į Elektrėnus. Tikėjausi, kad čia manęs laukia naujos patirtis, bet nesitikėjau, kad tokios teigiamos. Ir dėl to esu labiausiai dėkinga žmonėms, kurie mane supa. Nepaprastai šaunus kolektyvas, darbuotojai, mokytojai, labai palaikanti savivaldybės administracija. Tikrai jaučiuosi šitoje pozicijoje labai reikalinga. Ir dėl to tik tai dar labiau norisi ieškoti kažkokių naujų idėjų, jas įgyvendinti ir kažkaip vesti šitą mokyklą į priekį. Papasakokite man truputėlį. Aš ne mokytoja. Nebūtinai. Aš ne mokytoja. Tai čia yra dailės skyrius, ne? Kaip direktorę vertinate? Liuks? Nu, šaunu labai. Ką tik kalbėjau su ją, tai nuostabi. Labai. Tikrai tai. Oi, puiku, ačiū Jums už pagalbą. Tai yra didžiulis tiesiog man ir pripažinimas tuo pačiu ir nepaprastai didelė galimybė parodyti tai, ką galiu. Tai tikiuosi, kad ateityje Jūs tuos dalykus ir pamatysit. Šiais gražiais Jūsų palinkėjimais kolektyvui, bendruomeniai, ačiū, kad mus stebėjote ir kviečiame prenumeruoti laikraštį Elektrėnų kronika ir dalintis žiniomis, geromis naujienomis, kaip geromis nuotaikomis ir sakau, būkite sveiki, iki kitų susitikimų. Viso labo.